Mieste yra perėja. Man jau vaikai pasakė, aš irgi nežinojau. Dabar jau žinau. Kas čia dabar eiti šitaip, ne? Šitaip? Kaip dabar čia eiti? Bobutė, vaikučiai, kaip reikia eiti per perėją? Man tai sakė, aš jau žinau. Kaip vaikišiai reikia per perėją? Ir į kurią pusę reikia žiūrėti? Čia kairė. Bobutė atsistoja prie perėjos. Prie perėjos. Tai kurią pusę, kur kairė ranka? Tai kur pirmiausia žiūrėti? Oi, čia. Vaikai, bobutė net rankų nepažįsta. A tai padėsiu bobutė perėti per gatvę. Oi, tai kur dabar kairė ranka, parodyti manote? O, šitą. Nu tai gerai. Tai tu ves mane, aš bijau dabar. Nemoka! Blogai! Ką vaikai darė blogai? Ką darė blogai? Oi, Nežiūrėjo nei vieną pusę. Dar kažinu, ko ten žiūrėt dabar? Eini ir viskas, nu kažinu. Blogai, ties bobutė. Ties bobutė. Man šiandien vaikai žadėjo pamokyti, paaiškinti ir viską žinosiu ir aš ir tu. Sakė, žudyčių vaikai moka labai gražų eilėraštį. Vaikas į darželį. Drąsiai vaikščioti galėtų, jei taisyklės jie mokėtų. Taip, ačiū vaikučiui. Taigi šiai bobutė, ką reikia mokėti? Taisyklė. O dar viena taisyklė moka malūnėti vaikai. Ženklas tau padės, perėja visą budės. Šviesą polą tu stebi, per raudoną tu darbi. Sivilas ant laukų burikulas, nesvarbu kada ir kur, atšaikas įdėsis. Bobutė, kad tu geriau prisimintų, Boružėlių grupės vaikai sakė, moka labai gražų eilėraštį ir jie padeklamuos, o tu bobutė klausyk. Ženklas, mašina, šviesoforas ir sala. Eismas čia labai judrus, kas apsaugos mūsų vaikus. Būk judrus, paskrivalai, gatviniai juokai tikrai. Į pavojų kupiną vadoms gaudyti ne vieta. Tai kad tuos valos skraido aplinkui, tai ką dabar daryti, norisi pasižiūrėti. Bet bobutė dar ir voveraičių grupės vaikai moka eilėraštį dar toliau klausyk, o tu gatvėje negalima. Ženklas tau padės, perėja visą budės. Šviesoforą tu stebi, per raudoną tik nebėk. Minsi dviratį ar eisi, gal draugų būry tu žaisi. Nesvarbu, kada
Atšvaitukas šviečia ir eiti tau saugu.